Labas vakaras. Kol paaiškės antroji Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyvė, dar reikės šiek tiek palaukti. Trečiose pusfinalio serijos rungtynėse Klaipėdos Neptūno krepšininkai 102-84 įveikė Utenos Juventus komandą ir sušvelnino serijos iki 3 pergalių rezultatą į 1-2. Daugiausia taškų 23 rungtynėse pelnė Utenos klube žaidžiantis Maksvelis Liuisas. 20 taškų pelnė Uostamiesčio komandai atstovaujantis Arnas Velička. Ketvirtosios serijos rungtynės žaidžiamos trečiadienį, jei prireiks penktosios penktadienį. Finale Klaipėdos arba Utenos klubų laukia Kauno Žalgiris. Kalneliai. Pradžia nekokia, vėl kažkokia pradžia atrodo. Visas rungtynės pradedam tokiu lėtesniu bėgiu ir sunku kartais atrodo supras kodėl, nes paskui be keitimų tie patys 5 žaidėjai pradeda visai kitokių režimų žaisti. Tai kažkur tai dar turiu spragų, dar turiu kur paliesti žaidėjus pradžioj, bet džiaugiamės pratęsę seriją.